Sveiki! Šiandien yra rugsėjo 6. Vasara baigėsi jau, bet palei orus nepasakysi. 27 plius visas savaitgalis toks. Šiandien penktadienis. Nu ką mes? Mes tai prie jūros. Nu va, atvykome į savo apartamentus. Esam jau čia buvę. Tai stebuklo jokio nėra. Prasme, jie geri apartamentai, bet netikėtumo jokio nėra. Esam buvę vat tuose, bet jie labai panašus į tą patį. Identiškai, bet gal tas netgi geresnis. Čia va, kaip atrodo. Virtuvė? Ne, čia geresnė, man čia labiau patinka. Ką jūs valgot? Eina valgyti. Dabar sako, eina valgyti, tai paskiau parodys mėgamai. Kraustus daiktas. Da tuliką galim pažinti. Uik, tu savo kokį didžio tulikas. Uik, tu savo. Didelis. Man patinka. Nu va, visi daiktai sunešti, reikia susitvarkyti. Nu, o mėgamasis kaip atrodo. Svarbu teliką turim, galim pažiūrėti. O čia sakysiu, labas rytas, pradaręs, va. Einam pažiūrėti, koks balkoniukas. Nice. O, štai ir mūsų mašinytė. Nu va, ir apsitvarkėm viską. Prisidėjom. Maistuką pilną. Kepsiu kiaušinienę čia rytoj. Jei. Ką, bandom iki jūros nueiti? Bandom, pas mamis reikia tokių tarėklų. Aha. Nu, kaip jūsų ketvirtas pabėgimas prie jūros? Nu, gražus vakaras, ką daugiau galiu pasakyti. Aha. Saulė jau nusileido. Nebespėjame saulėlydį. Bet turim dar rytoj. Apie kainas. Šiaip tai mes šį savaitgalį vos neišvažiavom į Tunisą. Bet 3 priežastys buvo, dėl ko mes neišvažiavom. Kai mes susiradom šitos apartamentus, šiaip Booking.com jie kainavo 175 už 2 naktis. What? Jūs rimtai? Rugsėjo mėnesį už apartamentus. Pavažiuok biškį suvažiuom. Nu, o atsiuntė mailą su pasiūlymu į Tunisą 4 naktims su viskas įskaičiuota už 178 eurus vienam žmogui. Tai mes dabar už apartamentus nusidėrėjom iki 120 už 2 naktis. Tai va, tai apartamentas 120 plus vežtis kažką. 5 eurų, jeigu 2 vakarienės bus ir kokį 5 eurų, žodžiu gaunas už savaitgalį, už 2 naktis mums 230 eurų. Jeigu būtų 4 naktis, tai automatiškai būtų virš 400 eurų. O į Tunisą būtumėm nuskridę už, kiek čia gaunas, 350 eurų. Čia karočią va įdėsiu nuorodą, kiek kelionė būtų kainavus į Tunisą. Tai nevažiavimo priežastis pagrindinė buvo, kad Rokas dar neturi paso, nors jau yra užsakytas. Antra priežastis per karštą Rokui.
nes plus 35 ir kokia trečia priežastis? Nežinau. Kažkokia buvo trečia, man atrodo. Kokia trečia priežastis? Tai pagalvosiu. Neprisiminiu. Nu, nesvaru. Tai einam iki jūros. Pažiūrėsim, kaip tam atrodo viskas. Bandysim pavaizduotis. Užsklandos foto. Štai ir aš. Saulėlė dėdė. Pasifotosesinom einam. Nu, tai tamsta greitai jau. Labai anksti. Tam dabar tik 9 valandos. Ne gegužis, ne birželis, kada pusė 12 dar šviesu. Nu, nežinau, jau eisim mėgoti, tada kažką veiksim. Jau kažką veiksim, pafilmuosim. Jeigu nieko, tai nieko. Nu, dar mes prasinaktinėjom, va į Basanavičiaus gatvės lindom. Nu, judesys toksai. Kaip kada, kaip birželį kokie, ne kaip pradžioj. Nu, biški mažiau, nes čia būna sausakimša. Ne, tai čia Liepa būna sausakimša. Bet nepanašu, kad ruduo yra kol. Eik, bet tai temperatūra kokia geruma. Bet kiek žiūriu, o žiūrėk, ten iššokė viskas. Veiksmuks. Nu, bet toliau žvelgiant į Basanavičiaus gatvę. Tikrai žmonių yra. Ko mes einam? Mes einam ieškoti vaflio, bet man žinau kažkokią nuojauta, kad neliuks. Nedirba. Tu sakai, bebrą blyną nori. Bebrą blyną čia nėra. Nu, Bebrą blynai. nu einam vaflę ieškoti. Karoks? Pamėgoja atkėlė. Nuotykiai tęsis. Kažkas rado savo vaflį. Nes aš neturiu. Nu, va, prasideda. Vaflę sakė, reiks laukti 20 minučių. Na, kur tai matyta? Kas čia? Liepos mėnuo. Tai atsidarykit daugiau, vieną atsidarytą. Puprizortas dirba, kas man labai patinka, bet aš nežinau, ko norėsiu rytoj. Ar kamado bono, ar blyno. Kapino. Nes kamado bono ir namuose. Na, eik čia pažiūrėk, gal greičiau. Eigi pažiūrėk. Jei, balangėlė juda. O mes vafliukų dar negavom. Jau eisim. Vienas sako vaflio. Nėra vaflių. Einam į 3 vietą ieškoti. Viskas, eisim namo, jeigu nėra. Ką reiškia? Nu, kiek galima. Tyčias. Tyčias iš turistų. Nesuprant, nemyl turistų Palangą visai. Visai nepasirodė. Turit vafliuką? Norėsiu pusiau vieną. Pusiau su šokoladu ir saldainiu. Va dėl to ir turi 3,50.
Nu į ko ne vasarą, žmonių tai belia kiek judesi. Nu, vasarą čia visai susigalaudę praktiškai. Dar daugiau būna, ne? Nu, laiminga? Vėl vafliai. Čia yra vafliai. Nu, Pažiūrėsiu kainą, pažiūrėsiu. eik visi. Įsivaizduoji, Rokai? 3 eurai vafliai.